Nu va, iš Budapešto išvažiavau, išsimėgau, gerai pailsėjau. Bet dabar sustojau degaliniai. Labai karšta. Suplaniausiai, nes šitu neįmanoma važiuoti. 3-5 šilumos. In Albania, it was too hot and overheating the phone, and the screen is. Yeah, so you need to use duct tape. If you want anything to read or any help, just write a message and I try to help. Yeah, thank you so much. Yeah, I'm all alone in this part, you know. It's okay. You never know, because my friend in yesterday broken battery in the cycle on the beaches. Okay, nice to meet you. Yeah, I need to go to my family. Sure, go. That was nice. Enjoy your ride. Yeah, thank you. Save yourself. Yeah. Bye. Thank you. Geras bičas. O kas čia ką tik buvo? Atsakysiu labai paprastai. Draugiškas vyrukas pamatė mane su senu mocu ir lietuviškais numeriais ir atėjo paklaust, kas aš esu, kur važiuoju ir iš kur atvykęs. Šiek tiek pasišnekėjom, jisai buvo vietinis netoliese gyvenęs vengras, irgi grįžęs iš kelionės ir pašnekėjom, jis davė savo telefono numerį ir sakė, kad jeigu bet kokia bėda netoliese nutiktų, kad paskambinčiau ir mielai padėtų. Tai buvo labai malonu ir faina iš jo pusės. Pakeliui važiuodamas į Serbiją pamačiau vėl karinę techniką kažkokią. Bandom lipti. Opa. Viskas labai paprasta, tik tai. Čia tą sankabą įspausti. O, yra reikalų. Irgi aukštas gyvatė. Mi 5. Bet didelis, ajoj. Ai, Mi 4 šitas, jo. Nemaža kolekcija čia prigrobė. Gal atidavė jam šitą vengrų armiją. Pandu, kaipgi be jo. Jų tiek daug prigaminta buvo, kad praktiškai bet kokioj pasaulio vietoj bent po vieną rasit. Ar Antarktidoje, ar Afrikoje, ar Pietų Amerikoje, visur. Nebūtų labai patogu. Žum, kiek visokių knopkių. O gaz, vint. Šūdas lyt pradeda. Ojojoj, kaip negerai. Reik dumt į Serbiją. Ir lietų reiks važiuot po to. Hello. Hello. Is it on? Sorry? Camera is on? I don't care. Yeah, sure. I'm from Lithuania. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. Where are you going? I'm going to Sombor. Sombor. Wait. Yeah, Sombor, and tomorrow to Bosnia. Okay. Yeah. So one day stay. It's very hot today. Even driving. Oh. Yes, I know. This is the registration number. 311 HB. Yeah, it's a number plate. Yeah. Do you want stamp? Yeah. Collect? Sure. Yeah. Oh, just 1 second, I'll pack. No, don't worry. Just No take your cars time. today. Do you have a YouTube channel? I'm starting to. Really? Yeah. First video from Lithuania. This very cheap from old farmer. And I said maybe it will break, maybe not. I'll just go and see. So that's it. It's good. Yeah, I will try maybe one YouTube video.
Maybe good, maybe not. We'll see. Yeah. Okay For then. now, that's it. Yeah. Thank you so much. Yeah. Take care. Goodbye. Bye. Oh. Kaip karšta. Oh. Yeah, goodbye. Bye. Nu tai kas, sveiki gyvi visi. Štai aš ir Serbijoje. Pirmą kartą gyvenime, dar niekad nebuvau. Įdomu, kaip šitoj šaly čia seksis, vieną dieną tik pabūsiu. Motocikliukas kol kas laiko gerai, bet labai dabar karšta. Tram 5 gal šilumos. Varau į kempingą, o po to jau žiūrėsim. Poziv je u toku. Sačekajte trenutak. Oh, hey. So it's a camping, right? Yes. I would like for tonight, okay? €12 person. Electricity is here. Oh, If you have something to cook. oh, perfect, good. Hey, desi dedimo. Here is a swimming pool. Hey, nazvat ću vas za 1 minut. Nazvat ću vas za 1 minut. Samo snimam. Ooh. Here is swimming I can use it too? Yes. Oh, Thank you. no people today. No, people go early morning. Go. Oh, Wait. Because today is very hot and yeah. In Hungary, Vengria, they say pay for parking 20 euros for 1 day. Said, nah, no thank you. there is no. Crazy. Kempingas. 12 eurų. Aš esu vienas čia. O, čia tai gyvenimas. O, galėčiau priprast prie tokio. Išsimaudžiau savo. O tau ir Serbija. Atsikėliau anksti ryte ir išjudėjau iš Sombor miestelio. Dabar mano tikslas buvo pasiekti Bosniją. Hello? Okay, thank you. Taip, sėkmingai kirtau sieną ir atsidūriau Bosnijoje. Tuoj lietus prasidės galimai, reikia pasiruošti. Ir vėl netikėtai mane užpuolė senas kelionės priešas – lietus. Nu, bet nieko baisaus. Man dabar vis tiek svarbiausia buvo pasiekti mano kelionės tikslą – miestą pavadinimu Tuzla, industrinį fabrikų pilną miestelį. O ko aš ten važiavau, atskleisiu visai netrukus. Atvažiavau į Bosniją. Viskas tvarkoj, nuostabu. Bet aš čia atvažiavau ieškoti paskutinių garų varomų traukinių pasaulyje, kurie dirba dar. Jo, tai ką aš čia norėjau pasakyti, kad yra iš tikrųjų tik 2 valstybės pasaulyje – Bosnija ir Šiaurės Korėja, kur garvežiai yra naudojami ne turistiniams tikslams, o grinai kasdieniam naudojimui, darbui. Tai Bosnijoje šiuo atveju jų paskirtis yra tokia. Yra elektrinė ir ta elektrinė anglis atveža garų varomi traukiniai.
Tai jei juos rasiu, būtų pasaka. Labai norėčiau pažiūrėti. Gyvai, garų varomą traukinį. Tai būtų įdomu. Atvažiavęs į Tuzlą už 15 eurų išsinuomau 2 kambarių apartamentus ir išvažiavau į miestą ieškoti tų traukinių. Bet prieš tai dar užsukau ir pavalgyti. Atvažiavau picos suvalgyti. 6 eurai, didžiulė pica. Skaniai. Oi, kaip valgiau. Einu atsiskaityti. Sako, mes kortelę nepriimam, tik grinais, aš grinų neturiu. Ką daryti? O, bankomatas kitoj kelio pusėje. Gerai, galvoju, nubėgsiu. Neveikia. Jo, papa, kur toliau? Palikau daiktus, kol einu prie kito bankomato. Nuėjau prie kito. 7,5 euro mokesčiai. Tai man už 6 eurų pica gavosi 13,5 susimokėti. Nepasisekė, žodžiu. Mokesčiai daugiau nei pica ta buvo. Nesąmonė. O dabar važiuoju traukinių ieškoti. Škas! Nesuprantu šitos Bosnijos. Nuvažiavau į didžiausią prekybos centrą. Maisto reikia nusipirkti. Pardė. Pilna mašinų pristatyta. Nė vienas žmogaus. Nieks nedirba visiškai. Uždaryta. Einu toliau kitą pardė. Vėl nedirba. Nieks čia neveikia. Nieks čia nedirba. Aš suprantu. Tuzla. Miręs kažkoks miestas. Negyvi visi čia. Traukinių tų. Ne kvapo. Nieks nematė. Nieks nieko nežino. Klausinėjau net žmonių. Tai nieks nieko nežino apie kokius traukinius. Kas čia dabar darosi? Kaip taip galima? Spėkit, atėjau ant kito. Didžiulio. Pakabintas raštelis, atsiprašome, nedirba. Jūs juokaujat. Pusę miesto pavaikščiau. Kas čia daros? Nieks čia nedirba. Visiškai. Apsipirkt taip ir nepavyko. O aš, neturėdamas jokio aiškaus plano ar detalių, išvažiavau ieškoti tų traukinių. Ieškau aš tų traukinių, niekur nėra. Pusę miesto apvažiavau. Čia yra atominė elektrinė, tie traukiniai pristatinėja į šitą atominę elektrinę anglis. Va šitas. Ir prie jos tie traukiniai dažnai stovi. Aš jų visur blemba ieškau, važinėjusi, niekur nėra. Nežinau, dar pabandysiu paieškoti gal. Viltis, kad man pavyks jos surasti, pamažu blėso. Bet galiausiai, po 4 valandų ieškojimo... Radau, nepatikėsit, radau tos traukinius! Ką tik pravažiavau! Tuoj grįšiu, pamatysit! Eina sau geras, radau tos traukinius! Yes! We come from Lithuania. Lithuania. Ah, okay. Yeah, far away. Nazi, Hitler.